Taip, ir tada dar kartą galima didžiuotis, kad, sakysim, Maironio kartos žmonės buvo be galo universalūs. Nes pats gyvenimas reikalauja iš jų ypatingo universalumo. Ir kada žvelgime į jo kartos žmonės, tai kažkaip be nuostabos matome, jog ko jie ėmėsi, tam jie buvo pasiruošę. Vadovėlių rašymas, prašom, rašymas vadovėlių. Tai istorijos vadovėlis, Maironio yra parašyta visuotinis literatūros vadovėlis, įdomus iki šio laiko. Įvom tą patį Basnavičių, Kudirką. Ir toliau galime judėti per mūsų klasiką, pamatysime, kad jie negalėjo apsiriboti vien tik tai literatūra, vien tik tai, sakysime, literatūrinės kalbos tobulinimu ir savo veikalų rašymu. Turbūt toks panašus universalumas apskritai kaip 18 amžiaus švietėjų enciklopedistai ir irgi taip kėlė žinias į aukštumas ir jų aktualizavimą. Taip pat ir 19 amžiaus pabaigos mūsų švietėjai. Galimas dalykas, mano pastaba iš tą labai įdomų teiginį ir sąlytį, sakysim, Maironio karta šiek tiek bus tendencinga, bet man atrodo, kad 18 amžiaus švietėjai jie tiesiog gėrėjosi savo intelektiniu išprusimu ir tais minties proveržiais, kurie, galimas dalykas, to laiko visuomeniai ir buvo naudingi, ir buvo aktualūs, ir buvo reikalingi, bet visuomenė turėjo vytis visą tai. Kai tuo tarpu Maironio karta, kaip mes ir kalbėjome, turėjo pateikti pagrindinius mokslo duomenis, ne tik tai apie savo tautą, bet apie, sakysim, pasaulio sąrangą, pristaikant prie savo tautos, savo visuomenės, sakysime, intelekto lygio pasiruošimo visą tai priimti. Ir kartais aš galvoju, jeigu štai Maironio karta, tie kūrėjai, tie talentingi žmonės būtų turėję tokias sąlygas, kaip, sakysim, 18 amžiaus švietėjai ir būtų gaubiami tos intelektualios aplinkos ir tų visų galimybių, tai mes labai drąsiai galėtume žvelgti, sakysim, net į Maironį kaip vieną iškiliausių Europos, sakysim, intelektualų. Tarkim, Maironio tyrinėtoja Vanda Zaborskaitė 1987 metais išleistoji monografija Maironis apie šią istoriją taip, gana ne tai kad skeptiškai, bet rezervuotai vertina ir net pavadinus yra, ta prasme, kad yra kompiliacinio pobūdžio darbas, netikro istoriko, bet tam laikotarpiu, tam laikmečiu jisai didžiulį vaidmenį suvaidino, bet istoriografijai apskritai tokios verties tarsi išliekamosios tarsi ir nėra, tas skepsis jos. Man atrodo, tas skepsis yra pagristas ir toks požiūris taip pat pagristas, tai grinai mokslininko požiūris, tačiau kada, sakysime, panašius veikalus susijai su autoriaus asmenybė ir jų darbų visa panorama, tada šypsotis nesinori, vien tik tai didžiuotis, kad vis dėlto jie atidėję dalį labai svarbių savo literatūrinių darbų ėmėsi štai šito visuomenės prusinimo, lavinimo, stengimuose, kad vis dėlto būtų išugdytas, laiku išugdytas, nes istorinių įvykių gausa 19 amžiaus pabaigoje, sakysim, 20 amžiaus pradžioje per visą Maironio gyvenimą griuvo tokiom bangom, kad reikėjo suspėti visą tai perimti, įsisavinti visuomenį ir suprasti. Be abejo. Atsiprašau, jūs paminėjote 87 metus. Tai buvo iškili labai Maironio data. Taip, 125-osios gimimo metinės, perestroikos kontekstas ir kai ką rašytojų sluoksniuose, kaip tai visą vyko. Rašytojų sluoksniuose tai vyko gana santūriai, sakysime, šitas sukaktis buvo sutikta taip, kaip ir dera sutikti, pagarbiai, tačiau mano manimo šitą sukaktį toj pat pasisavino Lietuvos visuomenį. Ir aš atsimenu, kada į Rašytojų sąjungą, jo labiau į Nemuno redakciją, kurioje aš dirbau, plūstelėjo prašymų
dešimtys atvykti į kaimų mokyklas, atvykti į rajonų mokyklas su paskaitom, su aktoriais, kad jiems padėtų švęsti šitą garbingą Maironio datą. Ir pamenu, aš dalyvavau bene 20 renginių. Pamenu. Ir aš pamenu, mes dalyvavom Suvalkijoje, pamenu tas tokias kaimo mokyklas, 8-metės mokyklas ir vidurinės, pilnas sales žmonių ir niekada neužmiršiu, kai žmonės mums įėjus atsistodavo. Ne mums atsistodavo, mes tarytum buvom Maironio pasiuntiniai. Tarytum ir ta Maironio, sakysim, šviesi tautinis pagarbos, tautinis savigarbos jėga, tėvinės meilės jėga tiesiog smeldavosi kaip kažkokia ryški šviesa. Ir mes tiesiog drebančiom rankom, drebančiais balsais pradėdavom, bet kada matydavom tą begalinį dėmesį, tokį sakralumą, kuriuo priimdavo žmonės, atrodė, kad laikomos mišios. Taip didingai visi išklausydavo kiekvieną Maironio posmą, kiekvieną žodį apie Maironį, kad aš tuoj pat supratau, tai yra pasirengimas dideliem įvykiam, kažkas vyksta jau giliai žmonių dvasioje. Ir dar vieną dalyką supratau, kad daugelis mūsų klasikų arba daugelis mūsų, sakysim, dvasinių atsargų, kurį laiką tarytum būna atsargoje. Mes matome, kad ir Maironis, kurį laiką dabar irgi tarytum lūkuriuoja. Bet jeigu sugrįžti į 1987-osius, tai jūs paminėjot būtent tą oficialinę, tokią nedraudžiamą, bet jau tais metais, tarkim, pirmas mitingas prie Domo Mickevičiaus rugpjūčio 23, o represijos po jo ir kitas mitingas buvo Kaune, žmonių susibūrimas po mišių arkikatedroj prie Maironio paminklo. Čia milicija zujo Kaune ir aplink šias visas gatves, bet už tų langų. Dainavo Maironį ir taip buvo, Maironis pasirodo pačiu reikalingiausiu Lietuvai laiku. Pasirodo ne tik tai tam tikram istoriniame vyksme, bet pasirodo, kad tik kiekvieno, aš net taip paprastai pasakysiu, kiekvieno lietuvio dvasioje pasirodo. Jisai primindamas labai daug ką. Ir šiuo atžvilgiu aš esu konservatyvus. Tada žvelgiu į Maironį kaip į tautos dainių, kaip šiaip pratau nuo pat paauglystės ir jaunystės kalbėti apie jį, o ne kaip, sakysime, dar didesnį Maironį, kada jau žvelgi į dalį jo poezijos kaip į filosofinį atsivėrimą, kaip į būtinį atsivėrimą, kaip egzistencinį, kaip į metafizinį atsivėrimą. Tai yra sunkesnis kelias iki Maironio. Bet jis ir yra ir toks, sakysime, tada 87 metais mes būtent priėmėm pirmiausia jį kaip tautos dainių. Būtent tai atgimimo išvakarės ir po to jau kiekvienas ar sąjūdžio mitingas nepraeidavo be Lietuva brangi ir apskritai be Maironio. Be antrojo iš to Lietuvos himno, kaip kai kas pasako, be Maironio nepraeidavo. Vėliau tik tai, sakysime, jau į šitą atgimimo poetinę bangą, atgimimo, sakysim, šitą sielos kažkokią tai šventę įsijungė Bernardas Brazdžionis. 1988 atvažiavęs į Lietuvą. Atsiprašau. Bet tai yra poetas, kuris tarytum Maironio testamentu tapo jo poetinės misijos tęsėjų. Ir jis to nesidrovėjo, nors, sakysime, į šitokią Maironio poetijos mokyklos misijos tąsą, kai kas šiuo metu žiūri gana skeptiškai ir net pašaipiai žvelgi. Bet tai yra uždavinys istorinis, sakysim, poeto, ir jis atliko Bernardas Brazdžionis, tęsdamas Maironio tautinio sąmoningumo ugdymo tradiciją, atliko puikiai ir taip pat laiku atliko. Ir nereikia užmiršti, kad tokią misiją gali atlikti tik tai talentingi žmonės ir mylinti savo tėvynę žmonės. Tai žodžiu, analogijos Maironis 19 amžiaus pradžia, 20 amžiaus pabaiga, atsiprašau, 20 amžiaus pradžia ir Bernardas Brazdžionis atgimimo
Dainius